Labas rytas, pažįstama aplinka, aš jau grįžau namo, dabar posinu varžybų vlogą, atsikėliau šiandien kažkur po 5:30, jetlagas tikrai labai jaučiasi, atsikėliau tokia kaip nežinau, kur randuosi, bet šiandien turime atkarpą, šiandien yra antradienis, aš grįžau sekmadienį, jo kūnelis, tai kojos vakar visą dieną tokios ištinusios po kelionės ir šiaip tokia, visą dieną nežinau, nesuprantu, kas vyksta, žodžiu. Įdomu, kaip treniruotė seksi šiandien. Mačiau, kad bus stadione treniruotė, tai gal tikėjausi tempo treniruotės ant dviračių tako, bet nieko tokio. Turbūt bus kombo treniruotė, biški ilgesnių atkarpų ir gal trumpesnių kažkokių, bet įdomu bus kokia savijauta, nes dabar sakau tokia, nesuprantu, kas vyksta, kur randuosi ir žodžiu. Bet labai gera grįžti į savo rutiną, smagu būti namuose. Eisiu dabar pasidaryti pusryčių, padarysiu savo košytę, reikia kavos ASAP man, tai... košė, kava ir lėksim į treniruotę. Šiaip antroji deimantinį lygų maistas buvo nerealiai skanus. Ir labai daug pasirinkimo ir viskas tikrai labai skanu ir šviežia, bet vis tiek smagu grįžti prie savo maisto. Žodžiu, belė kaip vėluoju, nes šnekėjau su savo agentu, menedžeriu, kad atsilaisvino vieta Romui ir būtų labai smagu dalyvauti, bet tai grįžau iš Kinijos ir labai daug kelionių, tai ne pats geriausias dalykas ant kūno, tai bandom nuspręsti, ar apsimoka ar ne, ar tiesiog likti treniruotis ir čia varžybose dalyvauti. Manau, kad gal liksiu, labai sunku kažkaip praleisti tokią galimybę, tai reikiu dabar treniruotę, nežinau, ar viską pasiėmė ar ne, bet tas laiko skirtumas dabar dėl tų varžybų, tai tokia visai įsitaškius dabar, bet tikiuosi, kad viską pasiėmėm. Šiandien treniruotė po 500 ir po to greitesnė dalis 2 po 3, 2 po 2 PM ir 2 po 2 berods. Greitai nėra peisų, tiesiog greitai. Biški šaltoko pamiršau šildomą tepalą. I'm like, I'll just take a picture. Take care of it after today. Let's 2 by 250, 2 by 200. Okay. And there's a cone at the 250. Very different, I feel like, too, so... Oh, wait, what do you mean? Like you, but for... Yeah. No, I think it's good for you. Dabar jau darom 10 kartų po 500 su 3 sekundžių poilsiu. Po 1, 3, 2 su biškiu. Ir dabar po 300. 2 kartų po 3, 2 kartų po 2 PM ir 2 kartų po 100. Peisas tiesiog greitai, bet nelūžti visiškai. Tai jo. Okay. You ready? Dar, o Jezu, jau kūnas po kelionės jaučiasi tai kaip medis. Visas užstingus, užsikalus, bet ir atrefkė. Seniai bėgom, kada taip greitai, taip smagu, pagaliau viši greičio gavom, tai liuks. Net galva skauda, neatsimenu, kada taip jaučiuosi, o skaitinį kartą žinokit, vos liežuvis apsiverčia. Belia kaip šalta. Aš jau po šaltos vonios einu atgal, žinokit, jaučiuosi tai kaip kitam pasauliu. Padariau treniruotę, bet visiškai nesiorientuoju, atrodo. Tas laiko skirtumas, kūnas pavargęs nuo kelionių, viską žodžiu susidėjo. Tai smagu, kad pavyko padaryti treniruotę, bet jausmas tai jaučiu 40 šiandien, žinokit. Tai va, bėgu rekordus, bet jaučiuosi, tai žinokit, tikrai negeriausiai. Lekiam atgal. Dar maisto neturiu nusipirkus, tai sustosiu parduotuviai. Yra tokie labai skanūs supakuoti sušiai, tai pasimsiu pietum, nes dar maisto neturiu nusipirkus, tai reikės dar apsipirkti, bet pasimsim pietum sušį. Aš jau namuose po treniruotės, kaip matėt, nusipirkau sušio, išsirinkau tokius
Bet turiu maltos vištienos ir dabar darausi ryžius, tai pasidarysiu tokį dubenėlį su vištiena ir ryžiais. Vakar įsikipiau vištienos faršą, tai dabar pasišildysiu. Pietus done. Ką tik gavau dėkliuką iš Amazono ir išpakavau. Pažiūrėkit tuos grožis. Eina savo. Norėjau jums parodyti. Žiauriai gražus. Wow. Įsimylėjau. Jaučiu gražiausias dėkliukas, kokios mačius. Šiaip aš labai apsėsta dabar esu viskas, kas yra leopardinio. Tai labai gražu. Ką čia dar užsisakėm? Ai, užsisakiau dar vieną dėkliuką, iškrito kažkaip. Aš tikrai esu apsėsta viskas, kas yra leopardinio, žinokit. Sakiau, segtukus į plaukus, kai plaunu veidą, kad nelystų. Ir nežinau, kas čia yra. Ai, ir plaukų želės tą peštuką tokį, kad plaukelius susilysinti. Aš kaip ir sakau, labai leopardo esu apsėsta. Nusipirkau skarelės plaukų. Labai gražu, man dabar ta mada tokia uždėti skarelės ant plaukų, labai patinka tai. Ir dar vieną gavau, jeigu norit pamatyti. Išpakuosim prie to pačio, kodėl ne? Pati jau nebeatsimenu, ką užsisakinėjau. Užsakiau tokius rankų dezinfekcinius purkštukus. Labai skaniai kvepia šitie. Kokosų kvapo. Tai va, tai tiek einu atsigult pagulėti iki antros trefkės. Spėkit, ką veikiau. Miegojau. Tokia įsitaškiu, žinau, kad šiaip kas mane žino, aš nebent, daugiau nei 3-5 minutės negaliu. 3-5 minučių, bet dabar nepinu, man atrodo, iš valandą, žinau, kad žiauriai pavargus. Tikrai jaučiasi laiko skirtumas labai. Bet nieko, davėm kūnelį biškį poilsio, dabar leiksim į džimą. Lekiam į antrą treniruotę. Kaip ir minėjau, grįšiu prie dviračio, tai pasidarysiu apie 35 minutės lengvo dviračio ir liftingą. Pasižiūrėsim, ką šiandien darysim. Persirengiau, einam dabar daryti štangos, pasiėmiau snacksą, žinoma, ir šiandien, manau, darysim tą liftingą su hip thrust, deadliftu, kad apkraut mažiau kelius, nes kitas yra su pritupimais, tai nenoriu apkraut kelių, nes tikrai nesijaučia geriausiai ir šiaip man Justinas rašo štangos planus, tai mano Lietuvos treneris. Pasižiūrėsim, tikrai jokių nedarysim užšokimų ant dėžės ar šuoliukų, nes man atrodo, dėl to man tas kelias ir užsidegė nuo tų šuoliukų ir aišku kilometražą padidinus. Tai einam daryti štangos.
viskas 7 valandas, po 7:11 lekiam namo. Laikas vakarieniai sušiai, kuriuos pirkau. Žiauriai excited. Ir eisim pasižiūrėti Netflixą. Tokia ta mano dienelė šiandien, šiaip visai nemažai treniruočių, labai neblogas napas, tai tikėkime, kad ir naktį miegosim, nes su tuo laiko skirtumu tai niekada nežinai. Per Netflixą pradėjau žiūrėti Perfect Match. Nežinau, Lietuvoje yra Netflix'e ar ne? Nežinau, ką žiūrit. About the energy that you hold when you hold the fan. Eina savo, atsidariau Instagram'e žinutės dabar ir parašė tokia panelė. Žiūri, įkvėpi kiekvieną dieną stengtis ir būti geresnė savo versija. Ačiū. Žinokit, man taip gera, kai jis man rašo tokias žinutės. Man tiesiog žiauriai smagu. Myliu labai. Lindau Normatekus, žinokit, neatsimenu, kada man paskutinį kartą ant tiek kojas skaudėjo. Aš nežinau, jaučiu po tų kelionių visų ir laiko skirtumas ir sunkiai treniruotė ir dar dviratis ir štanga, tai visiškai kojos mirusios. Žinau, kai iš vidaus taip atrodo kaulų skauda. Tai lindau Normatekus pasėdėsiu, kad biškiai atsipalaiduot, bet žinokit, wow, nuovargis max yra šiandien. Naktį kaip visada užbaigiu su desertu, bet čia ir užbaigsiu vlogą. Ačiū, kad praleido dieną kartu ir susitiksim kitam video. Ciao!